Didžioji dauguma lietuvių svajoja apie tai, kad turėti savo nuosavą nekilnojamą turtą. Nes jeigu vakaruose, ten kokiai Danijoje ar kitose šalyse yra normalu nuomotis būstą, tai Lietuvoje visi nori turėti savo nuosavą būstą, kartais net 2 ar 3. Tai šiandien mes pakalbėsime apie tai, kaip realiai, efektyviai ir pačiu geriausiu būdu sukaupti įnašą pirmam savo nekilnojam turtui. Tai šitas video bus įdomus ne tik tai tiems, kurie nori sutaupyti pinigų nekilnojamo turto pirmam įnašui, bet ir tiems, kurie nori apskritai sukaupti didesnę sumą pinigų per tam tikrą periodą laikotarpio. Ir nepaisant to, kokios yra dabartinės tavo startinės pozicijos, ar turi kažką sukaupęs ar neturi, papasakosiu kelias strategijas, kaip galima efektyviai sutaupyti tam tikrą didesnę pinigų sumą ir pažiūrėsim, ką kalba skaičiai. Pasižiūrėsim 3 būdus, 3 variantus, kaip įprastai žmonės taupo pinigus ir kokie gaunasi iš to rezultatai. Tai spausk like ir subscribe mygtuką, nes bus video žiauriai įdomus, parodysiu pagrindinės strategijas, kaip galima sutaupyti sumą, kurią nori sukaupti, paimsim konkrečius skaičius. Ir trečia strategija bus, mano galva, kol kas pati efektyviausia. Yra 3 būdai, kaip dažnai žmonės taupo pinigus. Tai pirmas būdas, tradicinis, pamėgtas visų lietuvių. 22 milijardai eurų pas žmonės yra pinigų, kurie yra tiesiog banke ir nieko jie neveikia. Tai paprasčiausias tradicinis būdas, kaip aš sakau, pinigai koiniai, arba pinigai po pagalvę, arba pinigai tiesiog banko sąskaitoje. Ir paimkim tokį scenarijų. Tarkim, nori įsigyti nekilnojamą turtą už, imkim vidurkį, pavyzdžiui, 150 000 eurų. Tam, kad įsigyti už 150 000 eurų, tau reikės 22,5 tūkstančių eurų pirmo pradinio įnašo, 15%. Tai matematiškai skaičiuojam. Gaunasi 150 000, dauginam iš 15%, gauname 22,5 tūkstančių. Na gerai, paskaičiuojant, ar ten notaras, taip toliau. Imkim, kad būtų gražu 25 000 eurų. Mums reikia sukaupti 25 000 eurų ir imkim periodą, įsivaizduokim, turi laiko, niekur neskubi, pavyzdžiui, 5 metai, per 5 metus nori sukaupti. Nes variantas yra skolintis iš giminės ir artimųjų, mes šito varianto neskaičiuojam, įsivaizduojam, kad tu tiesiog nori būti savarankiškas ir nori sukaupti savo pinigų. 25 000 eurų mums reikia sutaupyti. Tai gerai, imam 25 000, dalinam iš 60 mėnesių, 5 metai yra 60 mėnesių. Tai norint sukaupti 25 000, mums reikia kiekvieną mėnesį atsidėti po 416 eurų. Va taip ir taip sekančius 5 metus. 416 eurų į mėnesį, kaip ir jeigu yra pora, tai nėra labai didelė suma, bet jeigu vienam jau ganėtinai sudėtinga, nebent yra geros pajamos. Tai štai tiek reikia atsidėti, 416 eurų į mėnesį. Ar tai daug ar mažai? Visi sprendžiam asmeniškai, dabar pakalbėkim apie efektyvesnius būdus, nes šitas būdas yra pats neefektyviausias. Pinigai koiniai, veikia infliacija, sukaupti yra sunku, reikia daug, tai reikia panaudoti kitus būdus. Koks yra būdas numeris 2? Antras būdas, kaip daro taip pat labai didelė dalis lietuvių, tai yra pinigai indėliuose. Tai reiškia, pasideda žmonės į indėlį ir turi kažkokią sumą pinigų. Tai pasižiūrim, kiek dabar šiuo metu moka indėliuose. Nueinam į indėlį LT, čia labai viskas fainai gražiai surašyta ir pasižiūrim 60 mėnesių, kokie geriausi indėliai. Jeigu mes einam į banką, tai mes gaunam štai, didžiausias yra 3,05% palūkanų, 5 metam, jeigu mes pasidedam pinigus 5 metam, 3,05% gaunam palūkanų. Bet čia jau toks išskirtiniai 2 variantai, saldo bankas ir GF bankas. Jeigu mes einam į tradicinį, kokį pavyzdžiui Luminoras, Citadelė, Sebas, tai apie 1,5–2%. Gerai, tai mes skaičiuojam, kiek mums reikėtų pinigų į mėnesį atsidėti, jeigu mes įdėtumėme su, tarkim, 3% palūkanomis į banką. Ir čia mes einam į sudėtinių palūkanų skaičiuoklę ir suvedam palūkanų normą 3%, 5 metai. Pasižiūrim, kiek mums reikia. Jeigu ten reikėjo 416, tai tarkim, įsivaizduom, kad mes čia dedam 400 eurų, ir paskaičiuojam, kiek gausis. Tai principe beveik 26 000, jeigu dėsim po 400. Tai 387 eurus reikia atsidėti kiekvieną mėnesį į indėlį, kad gautumėme 25 000 eurų po 5 metų. 387 yra šiek tiek mažiau negu 416, bet tai tikrai ne pats efektyviausias būdas investuoti arba ten taupyti su 3%.
Privalumai yra tame, kad tai yra saugu, nes indėliai yra iki 100 000 apdrausti, kaip ir atrodo viskas ok, bet ta suma, kurią reikia investuoti kiekvieną mėnesį, ganėtinai didelė yra. Pasižiūrėkim, ką galim padaryti geriau. Na ir yra dar vienas metodas, aš nesidalinsiu kitais metodais, pavyzdžiui, investavimas į akcijas, obligacijas, ETF-us, nes ten yra svyravimai, tam tikros rizikos, bet vienas metodas, kuris padės sukaupti tam tikrą sumą per tam tikrą laikotarpį, yra investavimas į sutelktinio finansavimo platformas. Apie tai aš esu daręs video, kas tai yra, su kuo tai valgoma ir kokie yra pliusai ir minusai, gali pasižiūrėti kitus video, suves žodį Scramble, mūsų kanale yra atrasi kitus video, o dabar mes aptarkim, kaip tai atrodytų, jeigu mes investuotumėm į sutelktinio finansavimo platformą. Ir einam iš karto į Scramble. Scramble yra sutelktinio finansavimo platforma, kuri investuoja į startuolius. Keletą video apie tai esu daręs, pasižiūrėkit, labai yra naudinga ir įdomu apie tai, kuom skiriasi tas investavimas nuo kitų platformų, apie tai, kokios investavimo subtilybės ir unikalumas, nes tikrai tokios platformos aš dar nebuvau matęs, bet kiek aš ją testavau, jinai jau veikia beveik 4 metus, tai kiek testavau, esu suinvestavęs dabar beveik 300 eurų ir šiandien dar investuosiu dar 200 eurų. Tai parodysiu, kaip tai atrodo. Įdomumas tame, kad Scramble galima platformą investuoti ir gauti grąžą nuo 12 iki 25%, kas yra didelė grąža. Na ir aišku, investavimas yra susijęs su rizika, tai tą visą laiką reikia įsivertinti. Tai kuo didesnė grąža, tuo didesnė rizika. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad mums reikia po 5 metų turėti tam tikrą sumą pinigų, tai mano atveju, kaip aš daryčiau, aš investuočiau į A grupės paskolas. Kodėl A grupės paskolas? Todėl, kad jos turi 3-gubą apsaugą. Ir per visą laikotarpį Scramble A grupės paskolos niekada nemokėjo. Žinau, kad dažnai būna su kitomis sutelktinio finansavimo platformomis, kad tiesiog kažkokie projektai neišsivysto ir vėluoja mokėjimai ir tai ganėtinai erzina. Tai Scramble privalumas, kad per tą visą laikotarpį, kiek egzistuoja platforma, nebuvo ne vieno vėlavimo A grupės paskolose. Dar pliusas yra tame, kad A grupės paskolos išmoka grąžą kiekvieną mėnesį. Reiškia, tu investavai, investavimo raundas yra pusę metų, reiškia, tam tikrą paskolą ir po to pusę metų tau pinigai kiekvieną mėnesį kapsi, kas yra visai fainai, tai galim susikurti tokios kaip ir pasyvių pajamų srautą, galime reinvestuoti gaunamą grąžą ir mes dabar pasižiūrėsim, kaip tai atrodo. Ne? Tai grįžtant prie 3-gubos apsaugos, tai yra bendrai įkūrėjai, garantuoja dalį paskolos padengimo, jeigu kažkas atsitinka. Taip pat visą laiką paskolos visų pirma yra grąžinamos A grupiai ir tik tai po to B grupė, kur yra didesnė rizika, tik tai po to grąžinamos paskolos tenai. Tai video apie tai, kaip pati platforma veikia ir kaip užtikrinamas saugumas ir kaip galim persivesti pinigus investuoti, gali pasižiūrėti šiame video, o mes nueikime į skaičiuoklės ir paskaičiuokime, kaip atrodytų mūsų rezultatą, jeigu mes investuotumėme 5 metus per Scramble. Einame į skaičiuoklę, tikslo pasiekimas, apskaičiuokime investicijas, kad pasiektume savo tikslą. Mūsų tikslas yra 25 000 eurų. Investavimo terminas 5 metai. A grupė, tai yra iki 12,42% galima gauti grąžos. Ir mes kas mėnesį investuojam, sužinosim to kiek, pradinę investiciją darome 0. Mes neturime pradinės investicijos. 5 metai. Čia mes turim labai gražų banko indėlis, apie 3,27. Čia taip prabangiai 3,27. Mes matėm, kad nuo 1,5 iki 3 yra banko indėlis, bet priklauso labai nuo situacijos makroekonominės. Na, tarkim, 3,27. Akcijos, taip, čia jau yra realu, apie 11% kažkur tai duoda vidutinę grąžą su akcijom, tik tai yra minusas yra tas, kad akcijos sviruoja. Mums reikia konkrečiai po 5 metų turėti konkrečią sumą. Ir su akcijom gali būti taip, kad konkrečiai po 5 metų, kai tau reikės tokios sumos, akcijos pakris. Ilguoju laikotarpiu taip, jos užaugs, atsistatys tikėtina ar ne, bet gali tuo metu, kai tau reikia pinigų, jos gali pakris ir tada bus nuostolis, jeigu užsiminėsi pinigus. Su Scramble yra visai kitaip, čia tiesiog tau reguliariai kiekvieną mėnesį pinigai įkrenta ir grąža apie 12%. Tikėtina.
Tai gerai, tai pažiūrim, ką mes turim su tokia grąža. Ir jau mums reikia, jeigu pirmo atveju mums reikėjo po 416 eurų, antro atveju po 387 eurus, tai šiuo atveju mums reikia turėti tik 342 eurus į mėnesį, kad sukaupti 25 000 po 5 metų. Bet jeigu mes, tarkim, įsivaizduokim, nusprendžiam šiek tiek surizikuoti, pasižiūrim į B grupės grąžą, jau reikia mažiau nei 300 eurų. Bet vis tiek, visą laiką, jeigu jau planuoji konkrečią sumą, tai norėtųsi, kad būtų saugesnės investicijos, tai yra labiau užtikrintas, kad tikrai galėtum gauti tuos pinigus ir kad neatsitiktų tokia situacija, kad kažkur tai kažkas vėluoja ir tavo planas nueina šuniui po uodegą. Tai todėl skaičiuokim mes tiesiog standartiškai su 12% grąža, kaip duoda platforma Scramble. Tai gerai, tai mes matom, kad mums reikėtų į mėnesį 342 eurus kiekvieną mėnesį investuoti. Bet jeigu mes pakeičiam šiek tiek strategiją ir padedam pirminę investiciją 1000 eurų, tarkim, pradedam su 1000 eurų ir paskui mes po tam tikrą sumą dedam, kiekgi mums reikia, kad sukaupti 25 000 eurų. Va, iš karto pakrenta iki 319. Ką tai rodo? Tai rodo, kad jeigu investuoti nuosekliai su reguliaria grąža, tai reikia daug mažesnės sumos, negu jeigu tiesiog dėti pinigus į koinę, kaip aš sakau. Ant 100 eurų skirtumas. Ok, pažiūrim, kaip atrodytų, jeigu tą 1000 eurų investuotumėm į vieną raundą. Raundas tai yra tas 6 mėnesių periodas, per kurį yra išmokama grąža. Kokia būtų bendra grąža? Investavus 1000 eurų, grąža būtų 1106 eurai. Tai reiškia, per 6 mėnesius grįžtų tokia pinigų suma. Ok, tai atrodytų viskas taip, kad investuoji 1000 eurų ir sudėliotas yra mokėjimo grafikas. Kiekvieną mėnesį, štai parodytų kiekvieną mėnesį, kiek pinigų sugrįžta ir kokios sumos grįžta atgal į sąskaitą. Tai sausio 5 dieną sugrįžtų likusi suma, bet kas įdomiausia yra, kad tuos pinigus tu gali reinvestuoti ir taip uždirbti papildomas palūkanas. Tai štai toks yra grafikėlis, kaip atrodytų investuoti pusei metų, investuoti 1000 eurų. Ir čia, kaip matai, dar yra registracijos premija 5 eurai, bet su mūsų nuoroda, kurią rasi šio video aprašyme, gali atsidaryti paskyrą ir gauti 10 eurų, kuriuos gali iš karto ir investuoti. Galim sakyti, pirma investicija gali tau būti nemokamai pasitestuoti platformą, pasižiūrėti. Tai nueik per nuorodą, kurią rasi video aprašyme, atsidaryk paskyrą, gauk 10 eurų bonusą, prisiregistruok ir pradėk investuoti ir tada žiūrėk, po kurio laiko turėsi sukaupęs pinigų savo tikslams ir savo svajonėms. O mes keliaujam prie to pačio investavimo, aš parodysiu, kaip tai atrodo fiziškai, kaip tai galime padaryti. Aš einu į investavimą ir investuoju į A grupės paskolas. Gali pasižiūrėti čia kokie brandai yra, labai fain, labai įdomu, esu irgi apie tai daręs video. Tai tiesiog skirtingi brandai yra, skirtingo amžiaus, bet jau visi yra praėjęs pilną patikrinimą, tai reiškia patikrinti brandai su finansinė istorija, su rezultatais, tai yra tikrai patikimi verslai, kuriuos galima investuoti ir kur Scramble platforma labai padaro gilę analizę ir patikimumą. Nebereikalo nėra vėluojančių paskolų per tokį ilgą laikotarpį. Važiuojam toliau, įsitikinu, kad viskas gerai, 210 eurų 1 centas investuojamas ir važiuojam toliau. Procesas vyksta, investicijos eina, investment strategy is successfully confirmed. Ja, viskas, mano pinigai yra suinvestuoti, jau matom, kad šiuo metu yra beveik 1,5 milijono šiame raunde suinvestuota, 80% pinigų, kas yra visai fainai. Ir žiūrėk, ir kas įdomiausia yra, lietuviai yra 3 vietoje, palyginus su visom kitom šalim. Tai portugalai, graikai ir lietuviai ganėtinai aktyviai investuoja. Ir čia gražiai yra surašyta, kiek aš investavau, kiek aš uždirbsiu, yra su visais komentarais, paaiškinimais ir su visom sąlygom, kokia planuojama metinė palūkanų norma, yra planuojamas pajamų grafikas, grąžinimo grafikas, kiek aš pinigų gausiu, kaip grįž kiekvieną mėnesį šitie pinigai man sugrįž į sąskaitą. Tai dar vienas būdas, kaip gali tu uždirbti pinigų iš Scramble, kas yra labai visai faina, čia vadinasi affiliate marketingas, tai jeigu tu prisiregistruosi, gausi 10 eurų su mano nuoroda atsidaręs paskyrą, pradėsi investuoti ir sugalvosi, kad, wow, patiko, tau faina.
fainai, tikrai žiūri, kad viskas gerai, gražą gauni, rezultatai yra, vat kaip pas mane, tada pakvieti draugus, tada draugas gaus registravęs pats prisijungęs 5 eurus, o tu gausi, jeigu tavo draugas investuos per 60 dienų 5 procentus nuo draugo investuoto sumos, kas yra visai faina, tiesiog papildomas pajamų šaltinis, ypač jeigu matai prasmę investavime, supranti, kad tai yra vertinga ir naudinga, na ir kad tai padės sukaupti kapitalą. Pavyzdžiui, netgi matematiškai galim paskaičiuoti, tarkim, tavo draugas investuoja 1000 eurų ir tu gauni 5 procentus nuo draugo investuotų pinigų. Ne? Tai gaunasi papildomai dar 50 eurų investicija. Va, super, faina. Tai štai tokie 3 variantai yra, kaip sukaupti pirmam įnašui ir skirtingos strategijos duoda skirtingus rezultatus. Blogiausia strategija tiesiog kaupti pinigus po pagalvę ar lovoje, nes tie pinigai neuždirba, infliacija dalį jų suvalgo. Taip, tas yra iliuzinis saugumo jausmas, bet na, tai yra neefektyvu. Antra strategija yra dėti kažkur tai indėlį ar kažkokią banko produktus naudotis, kas ir gerai, yra daug saugumo, bet efektyvumo prasme tai ir pinigų prasme, nu, tai nėra tikrai tas būdas, kuris duotų greičiausią ir geriausią rezultatą. Tai jisai tinka tiems, kurie tikrai nori eiti saugiai ir neduodė, kad kažkas neatsitiktų. Na ir trečias būdas, jeigu yra noras sukaupti kažkokią didesnę sumą, pavyzdžiui, šiuo atveju mes skaičiavome 25 000 eurų, tai sumą gali išsirinkti bet kokią. Na, vienas iš variantų, kuris yra efektyvus, kuris generuoja grąžą kiekvieną mėnesį, kur pinigus galima reinvestuoti, kur yra su triguba apsauga, kur galima dar ir uždirbti kažkiek, tai yra per sutelktinio finansavimo platformą Scramble. Tai visos nuorodos yra video aprašyme, registruokis, jeigu jau investuoji, parašyk komentaruose, kokie įspūdžiai, kaip sekasi, jeigu neinvestuoji, tai 10 eurų bonusas, pradinis geras postumis atlikti pirmus žingsnius. Iki susitikimų kitose video.